Sveiki bičiuliai. Pagaliau žvejybos Lietuvoje. Pirmosios rudens žvejybos. Esu prie Linelio ežero. Lankausi čia antrą kartą. Vėlgi 6 sektoriuje. Tikrai puikus gamtos kampelis. Malonu čia žvejot. Atvykau čia vakar. Prieš temstant jau, apie 7 valandą. Taip pat, žinot, tikrai buvo ką veikt. Meškerės jau užtempiau sutemus, dėl to nesirinkau taškų kažkokių pagrindinių. Paskirščiau, paieškojau, kur kokį maždaug dugną įdomesnį. Bet visa naktis praėjo ramiai. 5A žvejojantis Kestas iš Fish Food turėjo šiek tiek veiksmo, pas jį pavakarojom, apsilankiau. O mane pirmasis kibimas nudžiugino šįryt, kiek po 9. Išvažiavo kairiausia meškerė ant Sweet Nut ir Tutti Frutti viršūnėlės. Gražus karpiukas, iškart davė į kraštą, į žolynus, sunki kova. Į graibštą pavyko įverst, deja tai ir viskas, nes kol rašiaus, kol ką, nesitikėjau to iš tikro, nes būčiau tikrai pasiruošęs kitaip. Pirmą kartą karpis pabėgo, būna ir taip, deja, gražus, manau, koks tarp 8 ir 10 kg žvynius, bet turiu dar 2 naktis. Šiandien prie manęs prisijungs Eugenijus iš Fish Food. Taigi žvejosim šitam sektoriui dviese ir daugiau tokių klaidų tikrai nebebus. Tad ką, manau, dar neužilgo dar kart pasiskanuosiu su laiveliu geriau jau, kaip sakant, matomoje erdvėje plotus. Mačiau ryte, kur daugiau mažiau buvo aktyvios žuvis, tai manau, ten ir koncentruosios. Iš kur turėjau kibimą, taip pat tą tašką paliksiu, bet dar vieną, manau, pasieškosiu būtent dar kiek į kraštą nuo savo pasisukus. Ir tikiuosi, ateinančias 2 naktis atneš laimikius, su kuriais jau galėsiu nusifotografuoti. Tad sudėkit pirštą, prenumeruokit kanalą ir laukiam. Atsinaujinau taškus, dabar jau tuos taškus laikysiu iki žvejybos pabaigos, manau. Juos pajaukinau pilnavertiškesniu jauku. Tikiuosi žuvims tai patiks ir karpiukai apsilankys mano žuklavietėj. O ką aš jiems pasiūliau, tai dėjau celų tigrinių riešutų, Mixed Halibut miksiuką, telečių, įvairiaus dydžio, skirtingai pradedančias tirpti ir viliot žuvį skirtingų laikų. Taip pat pereisiu, manau, prie labiau žuvinių Pure Fish bailiukų. Taip pat vis tiek vieną naudosiu dar ir ant Sweet Nut, dar šiek tiek bandysiu gaudyti. Žiūrėsiu kaip kas. Ir viską pagardinau amino miksu. Ir žinoma, saldžių kukurūzų. Dėl spalvos tikrai nėra blogai. Viskas išmaišyta. Jaukas tikrai patrauklus turėtų būti. Ir tikiuosi privilios ne vieną karpį. Tad visos viltys į šį vakarą. Pasikeitė šiek tiek vėjo kryptis. Tikiuosi palanki, pučia į mus. Ką tik 5A vėlgi turėjo kibimą, nežinau. Kova vyksta šiuo metu. Ir ką, tikiuosi, kad mano signalizatoriai irgi greitų metu vėl prabils ir galėsiu šį kartą jau papozuoti su žuvim ant kranto. Be to, prie manęs jau prisijungė Eugenijus, jis dabar padeda traukti žuvį. Tai kompanija smagi, žvejyba irgi laukia tikrai smagi, tad neįsijunkit. Ir pažiūrėsim, ką atneš Linelį šį kartą.
štai ir prabėgo dar viena para. Atsiliepė dar vienas taškas, iš kurio turėjau šiąnakt 2 kibimus. Deja, viena žuvis greit rado, kur slėptis jai, įplaukė į žolynus ir po neilgai trukusios kovos juose deja žuvis atsikabino, bet ant tos pačios meškerės naktį turėjau dar vieną kibimą, kurį pagaliau pavyko sėkmingai realizuoti. Žuvis atsidūrė mate. Tai nedidelis karpiukas, bet tikrai nudžiugino. Užkibo jis ant Purefish su slyvos viršūnė. Taipogi pirmas kibimas irgi buvo lygiai su ta pačia viršūnė naktį. Taigi iš 3 2 taškai dirba, juos šiai nakčiai palieku. O trečią meškerę kelsiu į naują tašką, kurį toj pat eisiu ir pasiruošiu. Užsimaišiau jau vėl šviežio jauko, kurį sudarys didesnė dalis, sakykime, grūdinės kultūros. Toks eksperimentas. Taipogi halibut mix peletės bei all season pelečių miksas. Įvairūs dydžiai, spalvos, tikiuosi tai privilios karpiukus šitam skaidriam vandenį. O boiliai antrai nakčiai liks Purefishas, ant kurio būtent turėjau kibimus. Ir įvedinėjau Gloryfish boiliukus. Jie niekad nepaveda, aišku, bet Kestas, kuris šiandien 5A žvejybą savo jau baigė, būtent su jais turėjo tikrai sėkmingą sesiją. Kaip jau matėt, tikrai puikus laimikis nugulė jo mate. O mes su Eugenijum turi paskutinę naktį. Tikiuosi, kad po tokį karpiuką įsiversimės ir į savo matus. Tad niekur nedinkit. Ir susitiksim, tikiuosi, jau su karpiu rankose. Kągi, pakeistas taškas ir gerai atlikti visi darbai, kaip sakant, atnešė naudos stebuklingai greit ir gražus 8,5 kg karpiukas susivilioja būtent, matyt, šio savaitgalio, o gal ir šio sezono favoritų Gloryfish Tutti Frutti kombinacija. Ir štai toks plikščius davė tikrai nuostabią kovą, tik pakėlus meškerę nuo stovo daug prašė valo iškart. Tai pasidarysim keletą gražių nuotraukėlių, paleisim ir reikia persimest. Tikiuosi, kad paskutinė naktis bus tokia, kurios nepamiršim ilgai. Čia praktiškai vos ne dupletas, nes va Kęstutis išsitraukia, fotkinom žuvį ir tas važiuojam.
Vyko fotosesija, antrasis taip pat labai panoro ją sudalyvauti. Ir štai toks senolis žvynius prisijungė prie mano karpiuko. Vakaras artėja, veiksmas didėja, tad tikiuosi jo bus dar daug. Laukiam nakties, o visiems žvejojantiem linkim šlapių žvaigždų ir stiprių valų. Viens į kairę, kits į dešinę. Laimingai aukit, stiprėkit. Taigi surišti keli pavadėliai, specialiai linelį, 25 ir plus centimetrų ilgio, bei vieną tašką panaudojau lengvintą Krill & Plum masaliuką, būtent vienas boiliukas, rožinės spalvos. Ir, sakant, darantis vakarienę, jis mus nudžiugino smagių kibimukų, gražus veidrodukas. Tuoj patikrinsim svorį, pagydysim žinoma, apžiūrėsim ir jums taip pat parodysim. Štai toks 8 su trupučiu karpiukas, susigundęs Krill & Plum masaliukų. Smagi kova, žvejyba tęsės. Ir jei dar keletas tokių aplankys šią naktį, tai žvejyba bus tikrai puiki. Štai koks dručkis pas mus apsilankė, tikras šio vakaro gražuolė. Nežinau, taip iš svorio galvoju, kad bus tikrai apie 14 kg. Žinom, kiek šis sveria, graži žuvis ant Strawberry Plus su Plum viršūnėlė. Štai koks gražuolis.
Kągi, begeriant paskutinį kavos puodelį prieš pradedant pakuotis daiktus, suskambo vieną signalizatorių ir kitam valo gale štai toks, kiek virš 8 kg gražus tikrai karpiukas, susigundęs Purefish ir slyvos viršūnė. Ši kombinacija jau šitoj žvejybai man pasiteisino kelis kartus. Tai tikrai nuostabi žuvytė. Galimai tai bus paskutinė, o gal ir ne, bet šiek tiek dar laiko turim, tai dar permesim meškerytę, o šią žuvytę pasidarius nuotrauką, žinoma, paleisim atgal. Nors vyksta dar pakavimosi darbai, bet Eugenijui paskutinę minutę, manau, išvažiavo dar jo gerasis taškelis, motka. Ir einam toj pažiūrėti, ką jis ten traukia. Ir tikiuosi pavyks su ją dar nusifotkinti. Nu, koksai mūsų žvinuotės, pakuojantis daiktus. Jau praktiškai būčiau už kokių 15 minučių traukęsis meškerės. Štai koksai gražuolis išvažiavo. O šitas tikrai turbūt paskutinis, nes reik varyt navo. Tai va, žiauriai nudžiugino. Viso 9 kibimai, 5 žuvys krate. Štai koks gražuolis. Kas turi pradžią, žinoma, turi ir pabaigą, kaip ir ši žuklė. Labai greit prabėgo man tos 3 naktis. Žvejyba, sakyčiau, tikrai gera. Bendrai turėjom apie 16, gal kiek nei 16 kibimų kiekvienam sektoriukui. Tai sakyčiau, jaukai tikrai atidirba savo. Ir ką, liko paskutinis vienas galbūt nemaloniausių veiksmų, tai ištraukti meškerės. Tai reiškia, kad jau jokio šanso pagauti karpį nebelieka. Bet kitą savaitgalį vėlgi važiuoju į Kintus. Iš ten tikrai būtinai susitiksim. Tad užsiprenumeruokit kanalą, sudėkit pirštą. Kažką galit visada palikti komentarą po šio video. Ir ką? Sakau, neišvyno, ate ir iki kitų kartų.